Sakykim, taigi dabar greita apžvalga pagrindinių gaminių, pagrindinių amuletų, kurie yra pas mumis nuolatos gaminami ir čia nereiktų laukti ilgai užsakymo. Pirmieji, kurie papuolė į parodą, buvo patikti, tai žaliai mėlynas Atlantis, mėlynesnis atrodo tikrovė ir rožinis Lemurija. Po to, po jo atsirado raudonasis Inka, tada tamsiai mėlynas Indigo ir po to jau kitos spalvos atsirado kiek vėliau. Dabar paaiškinsiu daugmaž spalvų reikšmes ir kaip būtų lengviau pasirinkti reikiamą amuletą, kada jūs susidurite tam tikroje aplinkoje ir norite pagerinimo. Pirmiausia, Atlantis. Jeigu yra aplinka agresyvi, daug pykčio, neigiamų emocijų, tai tada paimat Atlantis, užsidedat, tinka vyrai ir moteriai ir tada tiesiog visa agresija apeina tarsi aplinkui jūs. Jeigu moteriai reikia švelnumo, tai čia galėtų vyras susidomėti labiau merginą ir moteriai švelnumo, intuicijos, labai stiprios intuicijos, tai tinka šitas. Taip pat šitas amuletas Lemurija tinka idealiai, kada jis pakabintas ant sienos, prie vaiko lovytės ir vaikai tokiu atveju pradeda ramiau miegoti. Dažniausiai gali būti tiesiog baigtis nuolatiniai naktiniai verksmai ir tiesiog vaikas pradės ramiai miegoti esant tam amuletui šalia taip, kad vaikas jį matytų būtent šiek tiek žibantį prieblandoje. Vaikais nuramina. Jeigu būtų tokie du Atlantis ir Lemurija, tai būtų išvis idealus atvejis. Šiaip rožinis amuletas labiau tinka tik tai merginom moterim. Vyram nepatarti nešioti nebent tik tai išskirtiniais atvejais, kada reikia lavinti savo nuojautą. Toliau amuletas Inka, raudonas. Jis tinka ir vyrui, ir moteriai, tik tai veikia skirtingai. Vyrus veikia kaip dinaminė energija, papildanti ir pastiprinanti jo darbus, tai yra leidžia pratęsti numatytus darbus iš vakaro ar iš ryto ir iki pat galo, be jokio poilsio gali vyras dirbti nuolatos, plus prie viso to dar padidėja šiek tiek pirmos čakros energingumas, tai yra labiau įsukama pirmoji čakra ir labiau aktyvuojasi būtent tas sritis, dinaminis sritis, fizinė sritis ir dalinai gali įtakoti šiek tiek į vyrišką pajėgumą. Moteriai šis amuletas gali kaitinti žandus maždaug 1-2 dienas, pačioje pradžioje, kada pradeda nešiot, vėliau nusiramina. Šito amuleto nemėgsta vampyrai, girtuokliai ir visokie kitokie mums nežinomi tylūs kenkėjai, kurie sukasi aplinkui mumis ir kada jūs tokį amuletą užsidedat, tas pats liečia ir rožinį Lemurija. Lemurija gal veikia šiek tiek švelniau, bet kai užsidėsit Inką raudoną, tai nuo jūsų tiesiog bėgs visi vampiriukai, kurie anksčiau turėjo energetinę naudą iš jūsų ir tiesiog nesirodys horizonte arba nežiūrės į akis. Kada norit susikaupti, susikoncentruoti arba reikia dirbti kažkokį tai atsakingą protinį darbą, jūs užsidedat Indigo. Indigo tamsiai mėlynas, jisai aktyvina, sustiprina, paryškina sapnus, panašiai kaip amuletas naujau atsiradęs visiškai neseniai Dragon Heart, dvispalvis, taip ir Indigo jisai suteikia daugiau energijos šeštajai čakrai, šiek tiek gali paryškėti regėjimas, rega, labiau galima susikoncentruoti ties kažkokį tai protinių darbų, kažkokį tai dienos veiklą ir tos darbus iki galo atlikti be kažkokio tai eilinio nuovargio. Panašiai veikia ir violetinis amuletas, jisai jau aktyvina 7 čakrą ties galvos viršumi ir šis amuletas galbūt labiau naudingas tiems, kurie medituoja, kurie daro įvairias dvasinės praktikas, taip pat gali ryškinti sapnus, taip pat jeigu jis bus uždėtas ant kaklo, nakties metu 4, 3, 4, 5 val. Ryte, jeigu žmogus nemegos tuo metu, gali ateiti įvairūs apsiriškimai arba, sakysim,
atsiverti kanalas muzikos, kūrybos arba kažkokių tai vaizdų, dailininkui, muzikantui, kažkokios tai melodijos, nauji kūriniai. Taip pat po to atsirado žalias smaragdinės spalvos ir jisai yra lašo formos. Tai šis amuletas jau skirtas ramybei, susikaupimui ir taip pat, kadangi jisai dalinai kompensuoja žalę trūkstamą spalvą žmonėm, kurie gyvena mieste, eglės spalvos amuletas, jisai dar pačiu keščiausiu nepaaiškinamų būdų šiek tiek gali paryškinti regėjimą žmogui, kuris nešios šitą amuletą arčiau galvos, arčiau veido. Po to kartu su to drakono širdim prie viso to atsirado ir amuletas Universum. Jisai panašus kaip chameleonas, tik tai turi viduje žvaigždutės raštą, gali būti su šaltu atspalviu ir taip pat gali būti su šiltu atspalviu. Šis amuletas yra su melsvu atspalviu ir šiek tiek panašus į Dragon Heart. Dragon Heart jisai yra aštrus, labiau patartina nešioti tiem žmonėm, kurie jau nori toliau pratęsti savo tobulėjimo kelią ir eiti tinksto lik. Ir šis amuletas leis labiau susikaupti, žmogus susikoncentruoti kažkokią tai vieną užduotim ir ją iki galo spręsti, atlikti sėkmingai. Pavyzdžiui, toks pats panašus kelių spalvų amuletas Universum, jisai gali netikėtai pateikti kažkokias tai sprendimo išeitis, būdus, kažkokiai tai konkrečiai kebliai situacijai susiklošius įvairiose vietose, darbe, namuose ar tiesiog santykiuose. Kadangi jisai žiba skirtingom spalvom, taip pat jisai gaunasi, kad prisitaiko prie aplinkos ir gali šiek tiek įtakoti aplinką reikalus. Kada jūs dažnai keliaujate ir turite reikalų su žmonėm, įvairios plauko žmonėm, arba jūs nežinote, kokie žmonės tenai bus, tai apart raudono amuleto, kurį tokiu atveju patarčiau galbūt labiausiai pirmenybę teikti jam, prie raudono amuleto dar tiktų taip vadinamas astralinių parazitų tirpintas arba kaip elektrošokeris astraliniam parazitam, aš jį vadinu krabu. Jisai gali būti naudojamas kaip kelioninis generatorius, laikant rankose tokiu būdu, laikant rankoje suspaudus ir tiesiog prilaikyti savo energiją, kadangi jisai veikia kaip mini generatorius ir gali būti naudojamas prie skaudamos vietos pridėti spiralėm į apačią. Taip pat ypatingai greitai veikia, dėl ko jisai buvo sukurtas tais atvejais, kada maži vaikai verkia, skundžiasi kojų skausmais ir jį tai reikia pridėti tiesiog pusę minutės prie vietos, kur skauda, tai yra visą laiką bus žemiau kelio, blauzda, blauzdikaulis. Tiesiog netgi jeigu vaikas neparodo tiksliai vietos, tai tada jeigu sako, kojytė skauda, galit pridėti arba prie pado, arba priliesti per vidurį blauzdikolio ir palaikyti šiek tiek, skausmas netrukus nurimsta. Ir nereikės naudoti vaistų, nereikės kankinti vaiko ir nereikės klausinėti žmonių, kas atsitiko ir kaip tai padėti. Na ir dar vienas mini toksai gaminys, vienas iš galbūt tokių paprasčiausių, bet jisai nepakeičiamas yra tiek kelionėse, tiek namuose. Tai yra vandens aktyvintas, jį tai reikia užmauti, sukabinti ant vamzdžio, kur šalto vandens vamzdis, sukabinat galais, ant vamzdžio užmaunat ir paliekat šitokiu būdu ir jisai ištisai lieka jūsų namuose dirbti, aktyvinti vandenį. Vanduo pilnai pasikeičia po poros laiko ir tampa skaidresnis, netenka kvapo, jeigu jis toks yra, ir vanduo tampa ypatingai didelės energijos, kokios jūs kitokiu būdu neišgautumėt, nenaudodami elektrinių prietaisų arba gaminių. Taigi, tiek apie amuletus, kurie yra daromi nuo pačių pirmųjų šitos puslapio susikūrimo dienų, tai yra patys pagrindiniai yra Atlantis, Inka,
taip pat rožinis lemūrė. Ir pabrėžiu, jisai tik tai daugiau moteriam, vaikam, merginom. Šitie tinka visiems. Ir galima vyrui žmonai keistis prieš tai nuplaunant po tekančiu vandeniu. Amuletai atsiunčiami gan greitai arba su balta, arba su juoda tampama gumite, kuri pakankamai yra stipri ir net nereikia grandinėlės. Bet jūs paskui patys nuspręsit, ką daryti su pakabinimu ir galit perkabinti jį ant to, kas jums labiau arčiau širdies, kas jums labiau prieinama, kas jums labiau patinka. Dėkoju jums už dėmesį. Manau, kad dabar pasirinksite tinkamai ir iki gruodžio mėnesio šitų amuletų kainos nesikeis. Pagrinde, išskyrus drakono širdis amuletą ir daugiaspalvį universum, visų likusių amuletų kainos yra 21 euras su siuntimu, o už lašo formos smaragdinį, drakono širdis ir universum reiks dabar šiek tiek sumokėti, šiek tiek 2 eurus daugiau, tai yra 23 eurus su siuntimu. Pakavimas, siuntimas pats visas išskaičiuojamas. Tai yra, kainos yra Lietuvos ribose. Tai tiek apie amuletus, kurie buvo parodyti anksčiau puslapiuose ir jūs dabar matote tikrasias jų spalvas. Pabrėžiu, kad Atlantis bus mėlynesnis, ne visai elektrik spalvos, o daugiau mėlynumą ir turės tokį grinai Atlanto vandenino spalvos atspalvį. Dėkoju jums už dėmesį ir iki kito karto. Ačiū.